Treneri, tikrai puikiai pavyzdinė, netgi sakyčiau, Šiaulių pradžia, netgi visas pirmas kėlinys tikrai labai solidus, greitas įvartis ir dar momentų turėjot, po to greito pasiekto įvarčio nesitraukė komanda, buvo užduotis turbūt nurodyta įtvirtintą pranašumą. Tikrai taip, fantastinė pradžia mūsų vaikinai išpildė, labai gerai išpildė ataką, kas liečia žaidimą pozicinę atakoj ir norėčiau pažymėti tai, kad mūsų atakuojantys žaidėjai vykdė susitarimus ir mūsų kraštinis saugas Gabrielius įkirto į tą zoną, kur mes prašėm jų, kad jie kuo daugiau prašytų tenai kamuolį, buvo pirmas prie kamuolio, atliko perdavimą ir Davis Įkaunieks pelnė įvartį. Toliau, kaip jūs ir minėjot, nesėdom atgal, žaidėm toliau, norėjom kuo daugiau žaisti su kamuoliu, norėjom būti agresyvūs, ypač kas liečia žaidimą prie priešininko baudos aikštelės, turėjo antram kėlinį dar Danielius 100% momentą, kur Deividas Mikelionis ištraukė, irgi sakyčiau, tikrai labai geras, sakykim, tai pozityvi pradžia, pozityvus pirmas kėlinys. Ir su vaikinais peršnekiom, ką reikia pataisyti antram kėlinį, bet vėlgi prie dviejų įvarčių daug klausimų yra tai, kaip mes esame išsidėstę baudos aikštelę, kuomet priešininkas eina į baudos aikštelę. Pirmas praleistas įvartis po standartinės padėties, Gustas patraukė fantastinį momentą, bet mes leidžiam dar pakartot momentą. Antras įvartis, tai sakykime, nežinau, praleistas, kokia įvardint, kai nelaimė kažkokia, tai neapdairumas ar dar kažkas. O toliau jau Kauno Žalgiris perėmė iniciatyvą, jie diktavo sąlygas ir mes bandėm ieškoti savo kontrargumentų, bet buvo sunku, sakykime taip, galbūt antram kėlinį per greit, kažkaip per greit vaikinai nuleido rankas. Ir tai va čia viena iš pagrindinių priežasčių, manyčiau. Labai ryški Kauno Žalgirio persvara standartuose 11-1 berods kampiniai ir labai daug pralaimėtų oro dvikovų. Hernandesas labai daug kartų pirmasis lietė kamuolį ir viena ta standartinių situacijų baigėsi ties ant žemės, bet į praktiškai įvarytų kamuolio jau į vartus įgrūstų iš vartininko aikštelės. Kas tą lėmė tas oro dvikovas pralaimėtas? Sakykime, tai pozicijos užsiėmimas ir tas vadinamas taimingas, kada reikia išeidinėti kamuolį, nespėjai kamuolį, galbūt kažkur tai reikėtų sužaisti į kūną, vis tiek priešininkas jau tada ne taip patogiai pramuštų kamuolį. Žinot, koncentracija vėlgi tai yra darbas treniruotėse, yra niša, kur mes turėtumėm patobulinti šitą komponentą. Su Kauno Žalgiriu ypatingai atkaklios visos rungtynės jūsų šiame sezone ir kaip tyčia labai dažnai su jais susitinkat, tiek tauriai, tiek 4 kartus yra A-lygoje. A-lygoje lygybė, dabar 2-2, bet nepaisant to, labai jau tokios teorinės tik viltis apginti bronzos medalius. Nežinau, ar tokie užduoti ir buvo atkėlę prieš būtent dar šias rungtynės, bet Gargždų Banga jūsų varžovai dėl 4. vietos taip pat šiandien prarado 3 taškus atkakliuose rungtynėse su Panevėžiu. Vis dėlto dabar turbūt svarbiausia yra koncentruotis į 4. poziciją, ir kaip jūs mėgstat sakyti, į artimiausias rungtynes? Teisingai jūs pastebėjote tai, kad dabar visas mūsų dėmesys ir galvos skausmas artimiausios rungtynės, tai yra dvikova su Transinvest. O galvoti apie kažką, tai kažkur tai dar yra labai priešlaikiška ir sakykime taip, dar niekas nieko nelaimėjo ir niekas nieko nepralaimėjo. O tai, kad mes kad komanda dar gyva, jie parodė žaidimą su Hegelman, o šiandien vėlgi tai yra detalės, kurios nulėmė rungtynių baigti ne mūsų naudai, taip kad tai yra taisytina juodas darbas treniruotėse ir tikėjimas.